Tai mūsų antrasis filmukas apie MetaTraderį. Tęsiam. Toliau turim navigatorių, va dar tokį langą, iš kurio galim, pavyzdžiui, pasirinkę kokį nors indikatorių įsidėti į tiesiogiai. Taip, štai paimam indikatorių kokį nors, net nežinau, kas čia per indikatorius, jį paimam su peliuku ir įkeliam. Kažkoks tai čia indikatorius iš daugybės pas mane esančių, net nežinau koks yra. Dešinės pelės klavišiukų paspaudę ant to indikatoriaus, gaunam langą, kuris pasiūlo mums, reiškia, kažką tai pakeisti parametrus jo, o aš jį iš čia ištrinsiu. Dar va čia va yra kažkoks indikatorius, vėl su peliuku galim mes jį įkelti čia ir vėl turėsim štai kažkokį tokį indikatorių. Irgi jau neatsimenu, kas čia per indikatorius, vėlgi mes jį galim ištrinti. Taip. Tai reiškia, tas pats yra, galim pasirinkti, jeigu turim keletą sąskaitų, galim pasirinkti ir užsiloginti reikiamą sąskaitą. Galim taip pat įsikelti kokį nors robotą. Reiškia, irgi lygiai tokiu pačiu metodu, čia pas mane yra toks robotas. Reiškia, robotas tai yra automatinė sistema, kuri pati prekiauja. Taip vadinamas expert advisoris. Vadinasi expert advisor. Toliau yra dar indikatoriai, reiškia, dar visokių indikatorių yra, taip, custom indicators, ir yra taip pat ir skriptų, tai yra, galima pakeisti galbūt grafikus ar dar kažką, jeigu turim kažkokių tai specialių skriptų, kurie papildo mūsų MetaTraderio programą. Na, bet tai čia jau mažai reikalingas dalykas, nes MetaTraderyje ir taip visko yra pakankamai. Tie visi skriptai nieko gero neduoda. Na, bet jeigu kam reikia, tai reikia. Taip, šiaip tas langas, kaip pastoviai jį laikyti, čia neapsimoka. Va, geriau jį uždaryti, o naudoti tik tada, kai reikia. Tokiu būdu mes maksimaliai erdvę visą šitą panaudojam grafikui. Va, galim ir išjungti netgi tai, kas yra apačioje. Apačioje čia yra informacinis langas, kuriame mes matome, jeigu čia būtų dabar atidarytas kokia nors pozicija, tai mes čia matytume, kiek pipsų turim pelno, kiek nuostolių. Vienu žodžiu, būtų kažkokia aktyvi pozicija, kuri čia atsispindėtų. Dabar aš čia nieko neturiu atidaręs. Taip pat šitam lange yra istorija, kur matom savo buvusias pozicijas, kaip jos baigėsi, su pliusu ar su minusu, kaip jos atsidarė. Taip pat galbūt brokeris mums siunčia kokias nors naujienas, mes jas čia matom. Kažkokią informaciją, reiškia, signalus kažkokius galim čia matyti. Galim gauti, reiškia, taip pat turim paštą iš savo brokerio, kuris mums siunčia įvairią informaciją. Reiškia, čia yra dar du dalykai, kurie žurnalas, kur fiksuojamas bet kuris judesys atliekamas čia, atidaryta, uždaryta, kokia komanda buvo siųsta, visas ryšys su serveriu, čia atsispindi šitam žurnale. Tai yra labai svarbu, iškilus kokiems nors problemams su brokeriu. Jeigu iškyla kažkokios problemos su brokeriu, tai viso šio žurnalo įrašai yra pagrindas ginčams, diskusijoms, problemams spręsti. Tai yra labai svarbus dalykas. Tai štai, jeigu mes neprekiaujam arba netaip labai mums ten įdomu, kiek mums prikapsėja pliuso ir minuso, šitą langiuką galim uždaryti, tokiu būdu maksimaliai visą erdvę išnaudosim vien tik tai grafikui. Va. Na, toliau yra labai svarbus klavišas, tai yra pozicijos atidarimas. Galime poziciją atidaryti spraktelėdami šį klavišą, galime tiesiog bet kurioje vietoje spraktelėti dešinį klavišiuką ir paspausti, pavyzdžiui, New Order. Jeigu mes paspausim New Order, reiškia mes poziciją atidarom iš karto. Jeigu mes čia paspaustume dešinį klavišiuką ir pasirinktume Buy Stop arba Sell Limit, tai uždėtume taip vadinamą pending orderį, tai yra, reiškia, įsakymą, kuris bus įvykdytas tik tada, jeigu kaina pasieks tą lygį, kurį mes užduosim.
O new orderis tai atidaroma betarpiškai pagal esamą šiuo momentu rinkoje kainą. Va, čia mes galim pasirinkti pozicijos dydį, čia galim nusistatyti savo stop lossą, čia galim nusistatyti kainą, prie kurios pozicija automatiškai užsidarys, paimdama pelną. Ir tipas, reiškia, šiuo būdu yra instant, reiškia, bus įvykdytas iš karto. Jeigu norim pendingą, nu tai tada pending, kaip sakiau. Ir tada čia spaudžiam sell arba buy. Labai rekomenduočiau palikti keletą pipsų, reiškia, čia deviacijai. Ta prasme, kad jeigu staiga per atidarimo, orderio atidarimo momentu, kada mes čia paspausim sell buy ir kaina sujudės, kad neateitų vėl atskiras klausimas iš brokerio, ar jums tinka nauja kaina. Nes taip dažnai būna, kai kainos greitai juda ir mes negalime normaliai atsidaryti pozicijos. Kada čia padarom deviacijai, paliekam brokeriui kažkiek laisvės, tai jeigu kaina ir pajuda, kaip šiuo atveju 5 pipsais, tai vis tiek mūsų bus instrukcija įvykdyta ir pozicija atidaryta. Tai va, tai čia yra toks labai svarbus dalykas - orderio atidarimas, pozicijos atidarimas. Kadangi einu čia visais klavišais iš eilės, tai sekantis klavišas yra, reiškia, meta editoriaus klavišas, tai reiškia meta editorius, tai yra programa skirta mokantiems programuoti. Jeigu jūs mokate programuoti, tai ir aiškinti nebėra ką. Reiškia, jūs paspaudžiate ir gaunate programą. Čia galite programuoti savo indikatorius ir expert advisorius ir taip toliau. Va, sekantis klavišas toks didelis yra, reiškia, būtent skirtas expert advisoriams. Arba mes juoms leidžiame toms automatinėms programoms pačioms prekiauti, arba užblokuojame šiuo klavišu. Jeigu čia raudona, reiškia užblokuota ir pačios programos, net jeigu tokios yra kažkur čia įkeltos mūsų lange, pačios automatiškai pozicijų netidarinės ir neuždarys. Na, toliau, kaip jau matėm, čia yra grafikui skirti klavišiukai, visi šitie iš eilės. Šis klavišas skirtas įdėti indikatoriams. Ir kaip matom, galima įdėti keliais būdais. Galima iš čia paimti indikatorius iš sąrašo ir įkelti juos. Taip, šį čia paspaudus. Galima šį čia pasirinkti iš sąrašo, kurį suteikia, yra standartinių visą eilę indikatorių, kurie jau yra MetaTrader'e visada. Taip pat jūs galite pripildyti MetaTrader'į savo visokiais indikatoriais, kuriuos rasite internete arba galbūt patys susikursite ir juos visus taip pat galite įsikelti savo į savo grafiką, kokių indikatorių reikia. Toliau čia yra dar kartą periodai, dubliuojantis klavišas šiuos periodus visus. Čia galime, pavyzdžiui, išmesti šitą liniją ir tada naudoti iš čia pasirinkti. Ir dar yra, reiškia, šablonai, templates, reiškia, kur mes iš karto užsiseivinam ir turim, reiškia, savo mėgstamas, reiškia, šablonus. Aš keletą jų čia turiu, galiu parodyti, sakysim, kažkoks tai Cycle 15, va, štai, kuriame sudėti mano norimi indikatoriai ir grafikas tada atrodo taip. Galiu pasirinkti kokį tai kitą šabloną. Va, kažkokį tokį ir bus štai grafikas kitoks. Reiškia. Štai dar tokį, vėl bus grafikas kažkoks kitoks. Taip, kad reiškia, čia išsaugome savo darbinius grafikus, tokius, kokius naudojame. Išsaugome juos kaip šablonus.